Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos. Gerbiami Lietuvos piliečiai, kreipiuosi į Jūs kaip į vieningos visuomenės narius. Kas 5 metus demokratiškai apsisprendžiame, kam bus patikėta lyderystė. Tautą telkti, vesti į priekį, būti konstitucijos garantų. Lietuvai reikia lyderių, kurie būtų atviri, turintis stuburą, girdintis ir suprantantis ir nebijantis ginti savo šalies ir žmonių interesus. Aš matau, kad dauguma gyventojų nusivylę ir nurašė dabartinės politikos formuotojus. Pasitikėjimas vyriausybė yra rekordinėse žemumose. Piliečių nuomonė ignoruojama, mūsų žmonės vis rečiau pasiryžta kurti šeimas, pamažu nykstame kaip valstybė. Nebesaugome savo gimtosios kalbos, o pragaištingas trumparegiškumas naikinant švietimą, sveikatos, socialinės apsaugos ir kitas viešasias sistemas, menkinant žemės ūkio reikšmę, grasinasi sunaikinti regionus ir Lietuvą paversti 2 ar 3 miestų šalimi. Užuot įsiklausę į žmonių problemas ir jas sprendę, kai kurie vadovai sau leidžia arogantiškai pareikšti, kad jei kažkas nepatinka, po kelių metų bus galima išsirinkti kitus. Per pastaruosius metus Lietuvos užsienio politikos formuotojai netelkė draugus, o kūrėsi priešus, žlugdė verslą ir pavertė mus neprognozuojamą Europos šalimi. Norime tai pakeisti. Turime norėti patys kurti savo šalį, mylėti ją visą širdimi, kaip ir kiekvieną šalia esantį. Nugalėti mus kaustančias baimės bei netikrumą mes mokame ir galime. Kurti, mylėti, nugalėti. Pakviečiau Jūs susirinkti čia neatsitiktinai. Ši vieta yra puikus savo kraštui atsidavusių žmonių darbo pavyzdys, kaip kuriamas grožis ir realus įrodymas, kad Lietuva nėra vieno miesto šalis, kad ir už Vilniaus ribų verda gyvenimas, klesti kultūra. Į prezidento rinkimų areną ateinu turėdamas aišku tradicinės vertybės ginančių visuomenės narių ir politikų pasitikėjimą bei palaikymą. Jų dalis po Seimo rinkimų formuos vyriausybę ir valdančiąją daugumą. Mes kartu galėsime užbaigti 3 svarbiausių valstybės institucijų susipriešinimą bei užtikrinti, kad čia šiandien išsakytos idėjos taps darbais. Tam reikia Jūsų pasitikėjimo ir palaikymo. Valstybės vadovo pareiga yra telkti piliečius ir politinę bendruomenę. Kandidatuoju šiuose rinkimuose, nes tikiu, kad galiu sugrąžinti žmonių pasitikėjimą valstybę. Todėl Jūsų pasirinkimas lems, kiek mūsų šalis bus saugi, kad neišnyktume kaip tauta, kad nepamirštume ne tik savo beveik 3 milijonų bendruomenės, bet ir savo kalbos, tradicijų. Suprantu, kad turime rengtis galimoms grėsmėms, tačiau tuo pat metu privalu dar labiau rūpintis valstybės augimu. Valstybė neįsivaizduojama be šeimų, juose gimstančių ir augančių vaikų, rūpesčio susirgusių ar vyresnio amžiaus žmogumi, galimybių kurti ir vystyti verslą, be mūsų unikalumą užtikrinančių regionų. Dabar visa tai palikta ir numesta į paraštes. Dirbdamas tiek vyriausybėje, tiek Seime nekartą įrodžiau, kad mano žodžiai nesiskiria nuo darbų, o užsibrėžto tikslo moku siekti atkakliai ir užtikrintai.
Na, o dabar apie programinius tikslus, kuriuos įgyvendinsiu, jei sulauksiu jūsų pasitikėjimo prezidento rinkimuose. Ir pradėti norėčiau nuo dėmesio pamatiniams vertybėms, kurios yra mūsų išlikimo pagrindas. Nuosekliai puoselėsiu ir ginsiu tradicinės vertybės – šeimą, tautą, valstybę, kalbą, istoriją, pilietiškumą ir demokratiją. Nepalaikysiu ir pats neteiksiu siūlymų jungtis prie tarptautinių konvencijų griaunančių tradicinės šeimos instituto sampratą, nepritarsiu vienos lyties asmenų partnerystės įteisinimui, spręsdamas dėl Seimo priimtų įstatymų vadovausiuosi tradicinės šeimos ir vaiko gerovės principais. Rūpinsiuosi lietuvių tautos tapatybės išsaugojimu. Gerbsiu jos ištakas ir valstybės raidos istoriją, įsiklausysiu visų tautų ir pilietinės visuomenės balsą. Stiprinsiu valstybinės lietuvių kalbos statusą ir jos reikšmę visuomenį. Mūsų tautinis tapatumas ir kultūra yra mūsų stiprybė. Jų atsisakiusios valstybės jau supranta savo klaidas. Lietuva gali išlikti tokią valstybę, kuriai klaidų taisyti nereikės. Demografijos problemų sprendimas yra valstybės išlikimo klausimas. Lietuvai susiduriant su vienais didžiausių demografinių iššūkių pasaulyje, privalome nusimesti rožinius akinius ir nustoti kalbėti apie tai, kad turime susitaikyti su gyventojų skaičiaus mažėjimu ir tiesiog atverti duris migrantams. Jei tauta išnyks, visa kita praranda bet kokią prasmę. Todėl skirsiu ypatingą dėmesį demografijos problemų sprendimui. Jas sieksiu įveikti ne imigracijos, o gimstamumo skatinimu. Siūlysiu ir remsiu tiesioginės priemonės bei mokestinės paskatas. Inicijuosiu emigrantų grįžimo į Lietuvą programą. Kartu su Seimu ir vyriausybė bei visomis politinėmis jėgomis ieškosime galimybių reikšmingai didinti vaiko pinigus, iki 5% sumažinti gyventojų pajamų mokestį tėvams su 3 vaikais ar panaikinti šį mokestį auginantiems daugiau nei 3 vaikus. Drauge su šeimos politika, kaip valstybės gerovės pagrindą matančią politinę jėgą, didinsime paramą jaunoms šeimoms įsigyjant būstą, o visiems vaikams iki 16 metų sieksime užtikrinti nemokamą viešąjį transportą. Matydami vis aštrėjančią geopolitinę situaciją, įsiplieskiančius karo židinius, privalome būti budrus ir pasiruošę. Tačiau tam tikrai nepasitarnauja dabartinės valdžios skleidžiama panika. Turime nepanikuoti, bet ruoštis valstybės gynybai ir būti pasirengę atremti bet kokias grėsmes. Vykstant karui Ukrainoje, teroristams užpuolus Izraelį vis geriau suprantame, kad turime tapti tokią šalimi kaip Šveicarija ar Suomija, kurių piliečiai valstybės grėsmėms ruošiasi nuolat ir kiekvienas žino, ką turėtų daryti. To ir pats mokausi, dalyvaudamas Lietuvos Šaulių sąjungos veikloje. Būdamas vyriausiojo valstybės ginkluotojų pajėgų vadu, dėsiu visas pastangas, kad būtų realiai įgyvendinta visuotinio pasirengimo gynybai koncepcija, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas būtų pasirengęs galimoms grėsmėms ir motyvuotas jas atremti. Stiprinsiu krašto gynybą, esminį dėmesį skirdamas NATO šalių prisiimto finansavimo įsipareigojimų. Palaikysiu profesionaliosios ir šauktinių kariuomenės plėtros modelį. Sieksiu, kad būtų užtikrintos sąlygos Vokietijos brigados įsikūrimui Lietuvoje. Pritarsiu rotacinės oro gynybos sistemos sukūrimui, oro policijos pakeitimui į oro gynybos karinį vienetą, divizijos pajėgumų didinimui ir gynybos pramonės pajėgumų vystymui. Lietuvą matyčiau kaip modernų dronų ir antidronų bei lazerinių technologijų vystymo ir gamybos centrą.
Nepalaikysiu visuotinio šaukimo į kariuomenę idėjos, laikydamas tai perteklinę priemonę. Skatinsiu moksleivių patriotinio ugdymo ir pilietiškumo stiprinimą, bei karinio parengimo kursų atsiradimą universitetuose ir kolegijose. Karinio parengimo kursai turėtų būti pripažinti alternatyva šaukimui į karinę tarnybą būtinajam rezervui formuoti. Stiprinsiu ir plėsiu naujų puskarininkių ir karininkų rengimą. Įveiklinsiu komendantūras, jas įtraukiant į visuotinį gynybos planą. Tai padėtų pasiruošti visuotiniai gynybai ne tik aktyvaus, bet ir pasyvaus rezervo pajėgumus, nes privalome stiprinti pajėgas taip, kad nekiltų noro išbandyti NATO vienybę, ypač Lietuvos teritorijoje. Valstybės užsienio politiką orientuosiu pirmiausia į Lietuvos interesų gynimą. Vengsiu tarptautinių susitarimų, kurie galėtų mažinti ES valstybių savarankiškumą ir identitetą. Saugosiu nacionalinės teisės viršenybę. ES narių savitumas ją praturtina, todėl jis turi būti išsaugotas. Remsiu Ukrainą kare prieš Rusiją, atkursiu tokius pragmatinius politinius ir ekonominius santykius su Kinija, kokius turi kitos ES valstybės. Plėtosiu strateginį bendradarbiavimą su kaimininėmis valstybėmis Lenkija ir Latvija. Lietuvos užsienio politika turi orientuotis į Lietuvos ekonominės galios stiprinimą ir svorio ES bei NATO didinimą. Užsienio politika turi atstovauti Lietuvos interesams, būti telkianti ir būrianti koalicijas, o neskaldanti. Dėrybose dėl daugiametės finansinės programos tvirtai laikysiuosi pozicijos, kad Lietuvai turi tekti solidus ES finansavimas visoms prioritetinėms sritims. Žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, sanglaudai bei Ignalinos atominės elektrinės uždarimui. Užtikrinsiu, kad siekdama gauti ES finansavimą, Lietuva neprisiimtų nepasvertų ir gyventojams nepakeliamų įsipareigojimų, pavyzdžiui, įvesti nekilnojamo turto mokestį. Siekdami užtikrinti saugumą bei ginti šalies piliečių interesus, privalome valstybės rankose išlaikyti kritinę infrastruktūrą, kuri nesubirėtų vos ištikus pavojui. Taip pat labai svarbu, kad pagrindiniams gyventojų poreikiams užtikrinti skirtos sritis netarnautų vien pelno siekimui, o prisidėtų prie viešojo gėrio kūrimo. Todėl sieksiu, kad valstybė susigrąžintų svarbių įmonių, tokių kaip akcinė bendrovė Ignitis grupė, kontrolę, išpirkdama akcijas iš privačių investuotojų. Taip pat raginsiu įsteigti valstybinį komercinį banką. Grąžinsiu realų, o ne deklaratyvų rūpestį regionais. Skatinsiu vyriausybę stiprinti regionų politiką. Į regionus orientuoti valstybės investicijas ir užtikrinti kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumą per protingą laiką. Žemės ūkis turi tapti strateginiu sektoriumi, nes apsirūpinimas maistu yra valstybės saugumo garantas. Todėl derantis dėl ES paramos Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, dėsiu maksimalias pastangas, kad Lietuvos žemdirbiai gautų teisingas tiesioginės ES išmokas, kurios leistų vienodomis sąlygomis konkuruoti su kitų ES šalių žemdirbiais. Skirsiu realų kompetencijomis grindžiamą dėmesį tam, kad būtų išsaugota Lietuvos gyventojų sveikata, o visuomenės sveikata taptų prioritetu. Dėsiu visas pastangas, kad būtų išsaugotas regionų sveikatos įstaigų tinklas. Vetuosiu bet kokią iniciatyvą, kuri sieks mažinti šios srities tinklą regionuose. Sieksiu, kad sveikatos sistemos lėšos nebūtų naudojamos biudžeto balansavimui ir pasiektų jas sumokėjusius pacientus
bei jiems pagalbą teikiančius medikus. Siūlysiu plėsti vaistų be priemokos sistemą. Taip pat skatinsiu priimti sprendimus dėl ligoninių vaistinių steigimo. Teiksiu siūlymus ir sprendimus, kurie pradėtų realią kovą su narkotinių medžiagų platinimu. Skatinsiu plėsti priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir reabilitacijos įstaigų tinklą. Teiksiu siūlymus didinti bausmes už narkotinių medžiagų platinimą, ypač vaikams. Kovosiu, kad būtų išsaugotas regionų švietimo ir ugdymo įstaigų tinklas. Pasiūlysiu kitokį švietimo įstaigų finansavimo modelį, užtikrinantį jų tvarumą, atliepiantį išskirtinį vaidmenį regionų plėtrai. Raginsiu diegti nemokamą visos dienos mokyklos modelį pradinėse klasėse, teiksiu išskirtinį dėmesį mokinių saugios aplinkos kūrimui ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai. Plėtosiu kultūros pasą idėją, sieksiu, kad kuo daugiau jaunų žmonių, baigusių studijas ir įgijusių patirties ES darbo rinkoje, grįžtų į Lietuvą ir įgytą patirtį sėkmingai taikytų, kurdami ateitį čia, savo krašte. Siūlysiu tokią mokestinę reformą, kuri būtų palankesnė ir paprastesnė, skatintų mokėti mokesčius ir būtų nukreipta prieš šešėlinę ekonomiką. Sieksiu, kad piliečiai pasitikėtų valstybę ir jos teikiamomis paslaugomis, bei būtų nepakantus mokesčių vengimui. Palaikysiu sprendimą taikyti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą maisto produktams nuo 2026 metų, o kartu su Seimu ir vyriausybė skatinsime verslo ir darbo vietų kūrimą regionuose. Suteiksime mokesčių lengvatas kaimo gyvenamosiose vietovėse, investuojant ne mažiau kaip 1 milijoną eurų ir sukuriant daugiau kaip 10 naujų darbo vietų. Viena iš valstybės vadovo kompetencijų – teisėjų skirimas. Sieksiu pašalinti dvigubų standartų praktiką, kuomet skiriant teisėjus ir kitus valstybės pareigūnus, kad neišlaukę būtino atšalimo laikotarpio politikai neturėtų galimybių užimti skiriamų pareigų aukščiausiose nepolitinėse valdžios struktūrose ir institucijose. Teiksiu siūlymus, kurie leistų užtikrinti adekvatų atlygį teisėjams, prokurorams, policijos pareigūnams ir kitiems teisėsaugos atstovams. Nepakankamas teisėsaugos finansavimas silpnina ne tik vidaus, bet ir nacionalinį saugumą. Atėjau į politiką ne tam, kad paskęsčiau nesibaigiančiuose politiniuose ginčuose, o tam, kad pasiūlyčiau konkrečius sprendimus ir užtikrinčiau jų įgyvendinimą. Ta jau esu įrodęs būdamas vyriausybės nariu, pirmuoju sveikatos apsaugos ministru išdirbusiu visą kadenciją, gebu dirbti kritinėse situacijose, veikti ramiai ir ryžtingai. Nesikratau atsakomybės. Kartu su komanda čia esame tam, kad pasiūlytume Lietuvai sprendimus, apjungsiančius ir leisiančius jums visiems ir kiekvienam individualiai kurti valstybę, ją mylėti ir ginti, bei nugalėti visus sunkumus. Programą rengiau bendradarbiaudamas su ekspertais, tačiau žinau, kad ji plėsis, sulauks daugiau pasiūlymų, nes planuoju ir toliau kalbėtis, susitikti, diskutuoti su jumis, gerbiami Lietuvos piliečiai. Dėkoju Jums už tai, kad kuriate Lietuvą ir nesate abejingi jos likimui. O Jūsų balsas lems, kokiu keliu Lietuva pasuks per 5 metus. Tad kviečiu aktyviai dalyvauti rinkimuose. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.